Tai va, taip, kad būtų trumpesnė antibiotiko terapija ir kad tas antibiotikas padarytų savo darbą, o ne žalą ir po jo greičiau atsistatytų, tai tikrai yra reikalinga pasta rožė ir feniksas. Čia yra tikrai nepakenksit niekuo, bet pagerinsit ir sutrumpinsit patį tą procesą nemalonų. Tai labai stipriai. Nes pasta rožė tai vien tik tai, kad tu jau guli. Tai yra priverstinė padėtis, reiškia, o jeigu dar kažkas yra sugipsuota, išoperuota, judėjimas yra labai ribotas, sakykime. Reiškia, žarnynas stovi. Jeigu gauni po kažkokių operacijų vaistus nuo skausmo, jie labai veikia žarnyno peristaltiką. Ypatingai, jeigu tai yra narkotinės medžiagos, daleiskim morfijus, tai jisai iš viso, jisai sustabdo ir netgi iki žarnų nekrozių padaro, tokių negrįžtamų, sakykime, procesų. Dėl to gaunasi, kad ir nevirškina, ir žarnos stovi, ir užkietėja, ir paskui užsiveda visas didžiulis kitas gydymas, gretutinis jau. Taip, kad pasta rožė to padaryti neleidžia. Jinai tiesiog ir patį imunitetą pakelia, ir leidžia žarnynui dirbti normaliai, nes tuo metu žmogus negali valgyti. Aišku, nekalbu apie tai, jeigu yra operuotas žarnynas, tai čia yra visai atskira tema žarnyno operacijos. Bet vat, būtent, daleiskim, širdies šuntavimo ir netgi paprasčiausi dalykai, kur ten kokios anginos ten atsigula, kad nors tai prieš operaciją išgerti buteliuką feniukso, tai tiesiog yra būtina. Čia kaip, vat, nueit kraujo tyrimo, dar to kraujo tyrimo galite nesidaryti, nes ten, kažin ar ką nors parodys. Nes paprastai kaip taisyklė būna, kuo didesnis ligonis, tuo tas kraujas būna geresnis. Ir kiek esu mačiusi savo akim, tai 4. stadija vėžio, kraujo tyrimas iš viso nėra prie ko prisikabinti. O jeigu yra ten biški mažiau, biški daugiau, biški mažiau, biški daugiau, rezultatas, tai žinau, kad esi sveikas. Gal kažką užvalgiai, gal kažkam alergiškas, gal kažką dar kažkokiu ten, gal buvai peršalęs, visokių tokių nukreipimų gali būti, gal mažai vandens gėriai, per daug įsisiojai.